sunkvežimai vėl plaukia tartum pasakų laivai. Prabėga metai, nieks nesugrąžins jų. Kasdien nauji keliai, nauji draugai, ir niekad jau nebeprisipažinsiu, kad aš tavęs ilgėjaus dar ilgai, kad durys amžinai man uždarytos, ilgai dar šaukė tavo šiluma, kad meilė it karys kovoj parkritęs ilgai kraujavo prieš užgesdama. Lietus ir lietus, ir kolgi išslis, matyti jau ruduo veja vasarą, ir beldžiasi į širdį nuobodulys, nuobodu iki ašarų. Jaunystę ir tave tas lietus gesins, užgesins laužu blėstančiu, tik ašaros lašo skonis kartus paliks man ant lūpų atvėstančių. Jaunystė prabil, kodėl nutilai, kur tavo mergaitiškas nuoraudis. Lauke sproginėja pilki burbulai. Lietus ir perkūniškas nuobodis. Dar šilti pelenai, nors jau laužas išblėso, nors jau sutemos gaubia lankas. Dar galėtų pajutusi vakaro vėsą pelenuos pasišildyt rankas. Dar galėtų ateiti, pravirkt, pasiguosti, atviri dar tau mano namai. Nors ne man jau reikėtų tavo ašarą šluostyt, kada meilė toli, kada saulė žemai. Atleisk, jau visos dainos tau sudėtos ir visą savo meilę išsakiau. Atleisk, kad kartais vakaras žvaigždėtas tave vienatvei užklumpa anksčiau. Iškyla atminty mūsų meilės vingiai ir skaudžios kalaidos ir balsai girtų, daug žodžių netikrų, nereikalingų, laiškų be reikalo dėžutėn įmestų. O šiandien mėnuo toks skaistus užkliuvo už vyšnios vos pražydusios šakos. Atleisk už tai, kas buvo, ko nebuvo, už tai, ko niekas jau nebeieškos. Užgeso, nėr daugiau liepsnos, kuri nudegintų lyg kraujo, nė dabarties, nė rytdienos, nė ateitį pradėti iš naujo. Džiaugsmai, keiksmai, nuobodulys chaotiškai širdį sumišo. Jaunystė pasakų šalis,
kurion dar niekas nesugrįžo. Trys vasaros ties mano veidu liūdi, trys išdaužti langai pilkšva šviesa ir įsukti į rudeninę liūtį, geltoni medžiai šoka akyse, krūvelė knygų tavo dovanotų, ant jų mano pailsusi ranka. Tu viską sužinotum, jei žinotum, ko nerašiau ir suklupau prieš ką. Bet kamgi tau žinot, juk liko medžiai, tyla, sekundės, rankraščiai, šviesa. Ir mes seniai nebe 16-mečiai, šalia karti ir paprasta tiesa. Atsiminimai greit bus nebesvarbus. 3 vasaros dugne, tenai ir tu. Ir liko vien tik darbas, darbas, darbas. Lyg nojaus laivas ieškantis krantų. Ramybės širdis neranda rugpjūtį pernaukus varpą. Pasek man seną legendą apie nuskendusį varpą. Ramybės širdis neranda. Vasara greitai praeina, užkeiktų ežerų virsta, skandina ir meilę, ir dainą, ir siela daug ką pamiršta. Vasara greitai praeina. Ak, argi ir tu išnyksi, ak, argi ir tu nueisi. Tolimas žaibas subliksi ir laimės taip norisi baisiai. Ak, argi ir tu išnyksi. Visi mes ko nors skaudžiai laukiam, visi neliaunam tikėti. Paskendę varpai išplaukia, tik reikia pašaukti juos mokėti. Todėl mes visi kažko šaukiam, šaukiam ir laukiam. Ramybės širdis neranda. Kažkada per anksti tu mane pamilai, o dabar tą pati pamilai per vėlai. Kažkada sau tariau, dar nereik bučinių, o dabar dar niuriau, jau nereik bučinių. Per anksti, per vėlai, ta pati tu mane pamilai. Susitiko keliai, išsiskyrė keliai, vėl suėjo keliai, susipynė keliai ir suvokti jau sunku, gal anksti, gal vėlai, o gal kaip tik laiku tu mane pamilai. Bet kodėl man sunku? Pabūk dar, pabūk tu. Kaip vasara kaupki dar medų, pasaulį mažėja stebuklų artėjant prie 30 metų. Pasaulį aukštyn pakylėtam, nenoriu likt vienas mažytis. Pabūk kaip kvėpavimas lėtas, kai širdys nustoja daužytis. Pabūk kaip nuovargis rankų, kai jos po darbymečio ilsis. Žiūrėkime į vasaros dangų laimingais pavarkusių žvilgsniais. Pabūk, paalsuoki stebuklę, po galvą rankas pasidėjus. Pabūkim, kol galim pabūti ir skirkimės laikui atėjus.
Aš tavęs neišduosiu. Medžiai eina prieš vėją, tyli jautrus laukai sumindyti liūčių, taip lėtai, taip nežymiai, bet skaudžiai ryškėja liūdnas žemės pilkumas tarp mano eilučių. Aš tavęs neišduosiu. Ir mane tas ruduo šiandien mindo, gimsta kartus eilėraščiai. Mes ne viską padarėm, mes kažko neištvėrėm. Be stebuklo išlindo vėl pro adatos skylę kupranugarį. Aš tavęs neišduosiu. Ir klaidų išbandytas, ir smūgių. Aš stovėsiu šarkšnotame šiaurės pasauly, ateinu nusiplūkęs iš triukšmingų istorijos smūgių ir pavasario vyturį aš atsinešu saujoj. Tu manim netikėk, bet aš tavęs neišduosiu. Lietus, naktis, miestelio vardas Šeduva, 3 gatvės, 3 draugai, išsiskyrimas. Šalia tamsoje alsuoja Lietuva, tokia tyliai po apsemtais arimais. Ir mes po vandeniu, mes debesų dugne, bažnyčios bokštas oro nepasiekia. Ir porą žodžių prisimink mane, mes priimam lengvai kaip duonos riekia, o prisimint nelengva. Skęs laivai, jau ištisi gyvenimai nuskendo, aš melavau. Ir tu man melavai, kad nesiskirsime, bet laikas mus išbando. Jis pasveria mūsų norus ir jausmus ir lieka mums dėja taip maža tikro. Žiūriu į skendinčius naktį namus, prispaudęs kaktą prie plyto autobuso stiklo. Laidoje legendos, aktorius ir režisierius Vaclovas Blėdis. Blėdis yra didžioji Panevėžio teatro dalis. Miltinį be Blėdžio būtų labai blogai buvę. Ketvirtadienį 21:45 per LRT Kultūrą. Metų laikas toksai. Blogas, visur šlapias nebūtų Lietuva.
Na gerai, einam į vidų, einam. Užsispyręs, niekam nepasiduodantis, taip save apibūdina medžio drožėjas Vytautas Ulevičius, kurio ištobulintą liaudies meno ornamentiką tikrai nesupainiotum su kito drožėjų darbais. Tvirtas, dygliuotas, kaip rūpintojėlio erškėčių vainikas. Koks charakteris, toks ir darbas. Aštrus. Vienas žodžiu ežys. Mėgiamiausia gėlė yra dagylis. Gražiausias. Jo naskint negalima. Tik nukirst galima. Jis nepasiduoda. Niekam nepasidavė ir nepasiduoda. Ežys esu. Nesutaikamas, nesukalbamas. Visi mane taip apie mane kalba. Tautodailininkas yra padovanojęs medžių skulptūrų gimtajam Panevėžio miestui Klaipėdai Kėdainiams. Savo drožiniais yra papuošęs ne vieną Lietuvos sakralią vietovę. Kūryboje dominuoja istorinės, mitologinės, sakralinės, tradicinio meno temos. Šį pavasarį minėsime karūnuotojo medžių drožėjų meistro Vytauto Ulevičiaus 80-metį. Surengta apie 100 autorinių parodų, sukurta 100 medžio skulptūrų, pasklidusių ne tik po Lietuvą, bet ir užsienio šalis. Aplankykite mano muziejų Romoje, sako Vytautas Ulevičius. Užsukome į muziejų Kėdainiuose ir į Krakėse menininko sodyboje įkurtą medžio drožinių ekspoziciją. Paminklas yra ne tas, kuris kapinėse stovi, bet paminklas turi būti, pats žmogus turi savo paminklą pasistatyti. Savo darbai, savo kūrybą. Nesvarbu, ką tu dirbi, kiekvienas žmogus yra talentingas ir reikia tą talentą atrasti. Jeigu randi, tada lengva gyventi, gera gyventi, turi tikslą gyventi. Niekas nebaisu, įkrenti duobę, išlenti vėl dirbi, bet neturi tikslą, tai iš duobės nelipi. Tas buvo pirmas rūpintojėlis toks, atviresnis. Taip visi rūpintojėliai būdavo užmaskuoti, užkoduoti yra. Tai metraštininkas, tai mąstytojas kažkoks, o čia, kad atvira būtų kančių vainikas, kad būtų viskas, tai ne. Bet mūsų rūpintojėlis yra simbolis. Aš, pavyzdžiui, vėliavoj ne vytį, bet rūpintojėlį tai dėčiau. Simbolis, irgi taip pat šarvus uždėjau, kai jis kietas yra išviršinė, ne tik vidinė, susimasęs, kad būtų. Tas paskutinis darbas buvo Maskvoje. Tai aš jam pasakiau dabar, aš dalyvauju parodoje kaip Tarybų sąjungos sudėtyje. Kitas, kada važiuosi į Maskvą, važiuosi pasis kaip į užsienį. Dar nebuvo ta, bet pas mane yra kažkokia tai nuojauta. Aš nesu matematikas, apskaičiuoti negaliu, bent intuicija yra tiek, kad dirbama, kad kartais pajaučiu. Sakau, tą visą jaučiu kažką su širdimi, visą dušą, visą kūną jaučiu. O paskui mane sako, taip, tu per daug čia kalbė kažkas, taip negali būti. Po kiek laiko tada tik laikas yra teisus, jokia teisėja neteisus, niekas, laikas per laiką nuotolį galima pažinti, kas buvo teisus, kas neteisus, tik laikas teisė. Antras darbas Teklė Bružaitė, legendinė buvo gydytoja, vaikų gydytoja, švariom rankom, 12 žvaigždžių metų ciklas eina, ten kryžius eina, visas, čia ženklai medicinos, čia jos knygo gyvenimai. Gyva žievė priaugo prie jūsų, priaugo prie žmonių. Tai išliekamoji vertė yra ne ta, kad tu sukuri asmeninį gyvenimą. Yra lengviausia sukurti asmeninį gyvenimą, bet reikia, kad tu tarnautum žmonėm. Tokie dalykai yra. Jeigu žmogus pasišventęs kažką tai daryti, tie žmonės neturi kur šeimos. Žiūrėkit, celibatas turi būti. Menininkai turi turėti celibatą. Ir visi, kurie savo profesiją mėgsta, jie šeimos negali sukurti. Jie yra vergai savo talentų. Yra ta kova, nori ką sukurti, visi tau prieštarauja. Tu ne taip dari, turi taip daryti. Kartais važiuoji į mašiną, tai važiuoji į mašiną, matai, miškas eina, masyvas, taip. Kaip žemės reljefas eina, taip ir miškas eina lygiai. Ir kažkoks medis vienas išlindęs. Į tą medį vėjas, žaibai, griaustinis, viskas duoda, kur sulygina. Taip ir žmonių tarpe. Jeigu tu vienas iššoki per daug, tu tave nori sulyginti ir lygina visą gyvenimą. Kad jau sulygina, jau nebėr tavęs, tada jau pradeda girti. Kada gyvas būni užtat ir net galvoju, iš kur čia atsirado toks vienas. Buvo įvykis toks didelis, 120 metų Maironio buvo gimimo. Vaizduoju, kad čia knyga,
didžiulę, iš tos knygos atsiverčia, išeina didžiavyriai mūsų. Išėjo Maironis pas mus. Dar knyga visai nesivertus, dar lapelį užsivert, dar tu nesimato tų kryžių, tų koplytstulpių, tų mūsų, dar nerodom, dar negalim rodyti, verčiasi tą knygą ir iškalio tos žodžius. Dabar čia visai laisvai yra, o už tos žodžius iškaltus daugiau galėjau ir jokiose parodose nedalyvauti. Už tos žodžius, kad užkaliu. Dabar kaip pagalvoju nieko ir parinkau tokį medį, kad apačiau matas šviesesnis yra. Šviesa, tik slinda iš apačios eina, jo prašvis ir ta laisvė ateis. Mes tą laisvę turim atgauti, bet kaip atgausim, nežinau. Tai iš tų patriotinių paskatų gimė tas darbas. Tai atsivertusi knyga. Tai čia Gedimino sapnas. Na, va taip įdomu, čia jis sapnuoja, vaizduoju, Gediminas, Tauro kalne ten, viskas. Ta darbą kodėl dabar darau? Darau, kad neužmiršo, kada Vilnius įsikūrė, viskas, jaunimas kada ateina, nežinau, klausia, kada Vilnius įsikūrė, net nežino, žiūri į lubas. Sako, net ten žiūrėkit, čia parašyta yra. Gediminas, data, kiti nepastebė, kol neparodo, kad čia yra data. Pats vilkas. Ir dar vienas dalykas įdomu. Buvo italas atvažiuoja pas mane, sako, tu man padaryk Gedimino sapną. O, sako, iš kur tu žinai tą legendą? O, sako, žinau. Gerai, sako, aš viską metu darau tą sapną. Ir ten geležinė vilką padariau su sparnais. O tekste tokia, kad keliauja tą legendą ne tik Lietuvoje, už jos ribų, kad Italija ir tai žino. Reikia žinoti visą istoriją. Kada Žalgirio mūšis buvo, kiti Saulės mūšiai, kiti kovas, kada buvo, kada kūrėsi. Idėja kilo sukurti tą Žalgirio mūšį šachmatus, kada buvo atvežta drobė Mateikos į Vilnių. Visi lėkė į Vilnių, ten dievina taip ir anaip. Aš galvoju, kodėl lietuviai nepadaro kažką tai su Žalgirio mūšiu. Kažką tai reikia pagarbos daugiau, atminimui kažką tai padaryti. Paskui idėja kilo padaryti šachmatus ir Žalgirio mūšį padaryti, kryžiuočius pavaizduoti ir lietuvaičiai. Čia Vytautą, jo žmona Ona, čia magistras ir taip toliau, čia visi šarvuoti, riteriai visi ir pavaizduoja tą visą, kad tą mūšį, kad atsvarą padaryti Mateikai, gal čia per žilutę apkalbėti, bet Mateikos drobai tą visą, kad pas mus irgi yra kažkas, kiti dar kažką tą sugalvotų, nekartotų tą patį. Ir padariau. Tam darbui reikėjo pasiruošti, kad tą padaryti šachmatų lentą su visom figūrom, reikėjo 5 ąžuolų. Sutapiau medžiagos ir padariau tą stalą visą su lentom ir tas visas figūras Žalgirio mūšio. Taip ir gimė ta Žalgirio mūšis, kad čia iš patriotinių paskatų, kad ir mes kažką tai turim. Čia šachmatai, čia yra kova. Tai kova yra ir gyvenime, ir lošime. Kam kovoti? Karas dar niekam neatnešė naudos. Teisybės kare nebuvo. Karas pagimdo neteisybę, recidyvą. Recidyvą viską. Visas tik blogybės pagimda. Kam kariauti? Žmonės. Loškit šachmatais. Šachmatais loškit, nekariaukit vienas su kitu. Kodėl? Paprasta liaudis turi lieti kraują. Viską sugriauna, paskui iš naujo atstatyti. Viską. Juk karų tų nebūtų, gyventumėm dar geriau. Čia stovim prie skulptūros Janusas. Jisai egzistavo prieš Kristaus gimimą daugelį metų, mitologinė būtybė. Romėnų buvo garbinimas dievų dievas. Jis yra pasaulio sukūrėjas, žemės sukūrėjas. Išmokė žmonės laivus statyti, išmokė žmonės namus statyti, išmokė žmonės žemę dirbti, išmokė rašto žmonės. Ant vieno kaklo 2 veidai. Senas veidas, čia matyt, senas veidas, iš antros pusės jaunas veidas. Senas veidas žiūri į praeitį ir dabartį ir laiko 2 raktus, vieną auksinį, kitą sidabrinį. Sidabrinis raktas nuo materialinio pasaulio, auksinis nuo dvasinio pasaulio. Ir čia matote, vartai yra. Vartai yra, už to vartų slepiasi žemės drebėjimai, tsunami, potviniai, visos tos gamtinės didžiulės jėgas. Kada žmonės pradėdavo nebesugyventi, kovoti vienas su kitu, ardytis, plėšytis kažką, tai
Tai Janusas atidarydavo vartus, išleisdavo žemės drebėjimą. Čia yra tie vartai, čia pats Janas, čia varpas yra. Antra pusė dabar. Jaunas veidas. Jaunam veido dar niekas raktų nepatikė. Žmonės pagyvenę, turi praktiką, žinia, tokių emocijų nebėra, niekas jam duoda žvakę, pasišvies, kur eit, pašvies, kur eit, viską nueit. O paskui palaipsniui viskas ateina. Sekantį darbą, skulptūrą atiduoda Čiurlionį. Čiurlionis yra mažos Lietuvos didelis vyras. Karalius. Kiekvienas nori būti karaliu, kaip ir dabar kiekvienas prezidentas nori būti. Tai nereiškia, kad valdyti valstybę. Kiekvienas savo profesijas turi būti karalius. Stalius karalius. Architektas karalius. Menininkas karalius. Kiekvienas profesija, kad ta aukštuma virš karalių nėra. Karalius skaitos valdai viskas. Žalčiai, proto simbolis. Ir čia dar vaizduoja Čiurlionis muzikas. Visą oktavą. Varpelė, čia daurėmi ir taip toliau. Viskas. Ir paukščiai aplink skrenda aplink. Mano mylimas poetas Justinas Marcinkevičius. Aš jį laikau kaip šeimos pavyzdžių, kokiems vyrams reikia būti, kai gyventi šeimoje, kokie būti patriotų ir kaip mylėti savo darbą, savo poeziją, kaip mylėti gyvenimą. Taip pagal Justiną Marcinkevičių jo sukurta juodąjį metraštininką ir baltąjį metraštininką. Tai čia yra juodasis metraštininkas. Juodasis metraštininkas rašo tokį metraštį, kokią valdžia pasako. Ką pasako, tai ir rašo. Savo nuomonės neturi ir negali turėti, užtat ir vadinasi juodasis metraštininkas. Čia ir pavaizduota. Sėdi toks įsigandęs ir čia virš jo paukštis vadinama cenzūra. Jeigu ne taip kažką pakalbėsi, cvaktelį savo į pakaušį, kad ne tą kalbį, reikia tą kalbėti. Yra dar baltasis metraštininkas. Tas metraštininkas rašo, kas yra natūrai. Tau patinka, nepatinka, valdžiai patinka, nepatinka, nepataikauja niekam, rašo visą teisybę. Čia žemyna. Viską mes išreiškiam per moterį. Moteris tėvynė, moteris žemė, moteris motina, moteris žmona, moteris draugė, viskas per moterį. Tada klausimas, kas yra vyras? Mikalojus Daukša, kanauninkas, tai yra žmogus, kur pasišventė savo valstybei. Tai jis kalbėdavo, kad svarbiausia yra kalba. Valstybė neturinti kalbos, jinai pasmerkta išmirti. Tai jis apie kalbą labai gražiai parašė, kad kalba yra bendras meilės ryšys, vienybės motina, pilietiškumo tėvas, valstybės sargas. Tai niekas nėra gražiau pasakęs apie tą kalbą. Tas ir vyksta, čia pavaizduoju patį Mikalojų Daukšą. Varpai, proto išminties simbolis, debesėliai, tai visi išeina visų. Mikalojus Daukša toks ir yra. Ir su meile padariau tą darbą ir Krakės aikštėje stovi didžiulis darbas Mikalojui Daukšai. Tam žmogui, kurio mūsų yra kūrėjai, mūsų pamatas valstybės. Sekanti skulptūra, plebiscitas, kada buvo 91 metais, visi balsavom, būt Tarybų Sąjungos sudėtyje ar nebūt, būsim laisvi ar nebūsim, visi reikiam, būsim, darysim ir visi eidavo su šeimom, apsirengę kiek galima, kas gražiau, prabalsavo. Bet kada atėjo dalyba turtų, žemės, tai visi tėvas su vaikais, vaikai su tėvais pradėjo nesutikti dėl tų dalybų, materialinių tų išteklių viso yra. Taip jau išėjo, taip gyvenime yra, kad turtai dar sykį parodo žmonių nesuvė, bet įskiria. Dar nebuvo tokių dalykų, kad turtai suvienytų kažką. Nė vieno nesuvienytų, įskiria. Tik dvasinis pasaulis yra suveda žmonės.
Tai yra svarbiausia. Tai yra du tokie dalykai - dvasinis pasaulis ir materialinis pasaulis. Sekantis kultūros sūnaus garbė irgi labai jaunas. Žuvo medžioklėje, čia tragedija tokia buvo. Yra ta tragedija, kada mes žinom, kad pirmą tėvai išeina iš gyvenimo, vaikai išeina paskui, bet kada vaikai išeina pirmieji, tai yra tragedija. Irgi buvo žmogus iš didžiosios raidės. Dar viena poetė mano mylima Salomėja Nėris, mūsų Lietuvos Lakštingala. Vieną tokią pasaką parašė Eglė Žalčių karalienė. Tai yra dieviška pasaka, labai graži. Šitą momentą vaizduoja, kada jis kurpaitės duoda su nešios taip toliau. Ir kada, žinot, toliau įvyksta tragedija, kada broliai užkapoja Žilviną. Kodėl užkapoja? Kad reiškia gelbėja savo seserį, tėvai savo dukrą gelbėjo. Reikalas tame, aš noriu pasakyti, ir čia Salomėja Nėris norėjo pasakyti, kad tėvai išauginat vaikas, nebesikiškit jų gyvenę, tegu gyvena savisaviai. Jeigu iki to laiko nespėjate išauklėti, dabar per vėlai augti, jie turi savisaviai gyventi. Ir kas gaunasi? Tragedijas gaunasi. Ir dabar natūrai, kai būna. Kur tik per daug kišasi tėvai, tai visur būna įsiskyrimai, tragedijas ir taip toliau. Tai dar čia pamokanti tokią pasaką ir aš norėjau tą pasakyti ir parodyti šioje skulptūroje. Šitoje skulptūroje vaizduoja moteris einanti prieš vėją. Pavėjui mes kiekvienas galime eiti, prieš vėją yra sunku eiti. Ir dar einant prieš vėją yra toks dalykas, kad reikia saugoti žvakę, kad neužgestų, kad matytum, kur eiti. Užges žvakę, užges savo idėją, užges savo gyvybę. Ir mes kiekvienas turim tą žvakę degančią, turim ją saugoti, savo gyvas. Čia yra gyvenimas yra. Pavėjai daug kas gali eiti. Čia, matote, plaukai tokie banguoti, čia ant pjedestalo tokius sėdi banguota ir savo idėją neša, savo viziją per gyvenimą. Apmąstym galim daugiau kažką sumastyti. Sekantis darbas, tai Švento Jurgio kova su drakonu. Tai begalybė ta kova blogio ir gėrio. Kas yra gėris, kas yra blogis. Gal šiandieną, kur aš kalbu, čia yra gėris, o rytoj mano ta kalba bus blogis. Ir atvirkščiai. Šiandieną blogis, rytoj bus gėris. Tai nuo antikos senovės Graikijos laikų yra vaizduojama, kad kovoja. Šventas Jurgis kovoja su blogiu, tai yra. Tai čia aš dar jungiu savo tą nepriklausomybę. Čia yra trispalvė vėliava, matot. Vienas spalva, trys spalvos eina. Gyvenime viskas tvarkoja, bet kažkaip tai norisi tos teisybės rasti. Galvoju, kur yra teisybė, kur jinai pakasta. Taip, kad priejau išvadas, kad teisybės nebuvo, nėra ir nebus. Kas ieško teisybės, nusilaužia sprandą arba gauna dar per sprandą, jeigu nusilaužia. Sunku atrasti juodos katės tamsiame kambaryje, jeigu dar jos nėra. Čia yra Konfucijaus žodžio pasakyta. Taip pat ir su teisybė. Pragyvenau jau 80 metų, bet teisybės nematau. Tik vieną supratau, kad teisybė yra laikas. Per laiko prizmę nuotolį tai galim suprasti, kas buvo teisingai, kas neteisingai buvo. Tik tai gamta mūsų pasako. Nei mūsų teisėjai, nei mūsų konstitucijos viską niekur nepasako teisybės. Visi žmonės yra savanaudiškai ir tempia į savo pusę. Tai čia dabar toj skulptūroje vaizduoja čia drakonas. Drakonas lekia čia visatą, pats laikas eina, sparnuotas drakonas. Kontinentam 5 žmonės čia įrėsi liktai per tą. Čia bangos eina, čia debesis eina. Tik per laiko nuotolį mes galim suprasti. Turim grįžti į dvasinį pasaulį. Materialinį pasaulį jau labai mes iškėlėm aukštai, bet prie jo turim pridėti dvasinį pasaulį. Dabar kas yra valdžia, truputį noriu pakalbėti. Dabar, kai tik tas pats laikas, kada prasideda rinkiminės kompanijos, tai o čia tie laiptai vaizduoju, eina link sosto. Kas nori būti prezidentai, kas nori parlamentaru būti, kas visi lypam laiptais ir renkam daugiau balsų iš rinkėjų, kurie nubalsuos, mes norim būti ten. Kodėl mes norim ten? Ten, kad didelį atlyginimą norim. Ten sumažinkit atlyginimus, duokit minimumą, kai bus, tai nebus nei vieno ten. Ta visa, tik nori per tą didelį atlyginimą.
Bet dabar tie rezultatai, kada jis įsėda į sostą, matote, gerai gyvena ir pilvelis yra kaip reikalas didelis, bet jis negimdo kažkodėl nieko tokio gėrio nieko. Ir dabar aš parodysiu užkulisinį gyvenimą, ant ko tie karaliai mūsų sėdi. Pažiūrėkit, prie to sosto dar yra tamsus kampelis. Čia griaušia, čia alkoholio, čia kankinimo įrankiai, čia visi yra. Vienu žodžiu, virtuvės įrankiai. Aš gimęs kaime esu, bet kaime negyvenęs visai. Tik tai gimęs ten esu. Gimęs, Traupiai gimęs. Panevėžio rajonas. Tai vat gyvenau Panevėžy. Visą jaunystę ir vaikystę prabėgo Panevėžyje. Gyvenau Panevėžy, kada buvo 30 000 gyventojų. Ten buvo pagrindinė gatvė Respublikos. Nu, čia pokario metai buvo, taip kad sunku gyventi buvo. Nebuvo nei namų, nei būtų nieko. Vienu žodžiu, užaugau gatvėj. Gatvinis vaikas. Aš dar iki šio laiko yra išlikusi tokių manierų gatvinių. Tokio grubumo yra, bet visa teisybė buvo tada, jeigu negali žodžiais įspręsti, įsprendi kumščiais. Tai vat, kas stipresnis, tas gudriausias. Ir ko garsiau reikia, to teisybės daugiau. Tai vat, kada gyvenau tokioje aplinkoje, reikėjo persiauklėti. Aš pamačiau, kad negerai tas gaunas, negerai. Reikia žiūrėti kažką. Tai vat prasidėjo universitetą, tie visi mokytis iš kitų, kas yra geriausia paimti. Ir teko gyventi su tokia publika, kuri ir išgerdavo, ir rūkydavo ten, nu, vienu žodžiu, gatvinį būdavo. Bet man neleisdavo nei rūkyti, nei gerti. Tu, sako, nebūsi toks, koks mes esi. Suprantu, kas yra? Jie patys auklėjo mane. Paskui atidavė į mokyklą mane Kaune, į Nemuno laivininkystę. Ten 3 metai. Ten buvo karinė drausmė. Leidimas į miestą išeiti, kada keltis, kada gulti. Nu, kaip armijoje būdavo taip pat. Ir mankštas, rytinės mankštas, vakarinė mankšta. Po vakarinės mankštos giedodavom himnus, Lietuvos himną ir Tarybų Sąjungos himną, tada einam gulti. Auklė ta komunistinė dvasia. Suprantate? Visą laiką taip auklė. Paskui iš ten, kiek tie keli metų pabuvo armija, vėl tą dvasę pakliuvau visą. Įsivaizduojat. Bet pas mane kažkas buvo toks priešiškumas augo. Pakalbėti kažką tai ne taip pasipriešyti. Mat, iš vaikystės buvau taip išauklės, kad nieko nebijoti, iš vis. Nebijoti nieko. Užuot viskas praėjęs vandenį, ugnį ir varinės triubas. Kai sako, nieko nebijoti. Tatuiruotę pasidarau ant rankas, geležinį vilką ir pilį, o čia dar matyti. Čia buvo priešingai, dabar sako, kaip jūs ištrinsit. Kiek galvo velnių, galvo, nu kaip jis ten pasidarė, bet vaikiškas pasipriešinimas buvo. Nu, paskui, kada jau pradėjau bendrauti su intelektualais, kad žymėti žmonės labai negražu yra tatuiruotė ir plykas. Atrodo, kad kalėjime sėdėjęs čia tatuiruotė viskas, kaip išimti. Ėjau į kosmetikos kabinetą, kad išpjausti tą viską. Vat kiek pjausti, nepapjausti, neįsimate nieko. Ir visą laiką ranką tą laikydavau užpakalį, kad niekas nematytų. Bet dabar atėjo tokia era, kad madoj plykiai yra. Kerpasi plikai visi. Aš madistas, jau nereikia kirptis, natūraliai madistas, jau plikas esu. Paskutinis tinginys buvo. Nenorėjau nieko prieš nusiteikti prieš visus, matau, kad nuskriausas visą laiką muštrą gavęs. Nu, pasipriešinim tokia už prieš visus, skaitas, visi negerai, kažkas būna. Bet kada mokėsiu mokyklą, tai mane norėjo įtaisyti Žuko taikomąją dailę, Kaune, kur yra taip. Aš pabandžiau save nupiešti prieš veidrodį, nepanašus išėjau ir nejau. Sakau, aš negabus, ką iš mane daro. Bet malinkimas toks buvo tai į meną. Į meną, bet aš skaičiau nevertas, galvoju, kad ten mokosi. Man buvo menininkas, skulptorius, dievas, aš ne žmogus, bet dievas. Tai galvoju, kaip jis gali tai padaryti? Kaip jis gali tai padaryti? Nu, man įdomu tai buvo, bet galvoju, kodėl man taip neišeina kažkas. Mat, aš iš karto norėjau tai padaryti. Nežinau, kad viskas gaunasi palaipsniui. Iš karto nesigauna, kad
kai dabar nori, kad medį pasidinai, iš karto vaisiai būtų. Turi pribręsti tas medis, paskui tik vaisius duoti. Jeigu iš karto vaisius duota, šakos nulinks ir nuluš. Išžus medelis. Taip ir čia buvo. Palaipsniui reikėjo. Paskui supratau, kad reikia, viskas yra išmokstama. Piešti išmokstama, piešti gerai yra ne menas. Ne menas, čia yra amatas išmokti piešti. Reikia save tobulėti kaip žmogų. Kaip asmenybę tobulinti. Jeigu tu nesi asmenybė, tu niekada menininku ir nebūsi. Tai viskas, žiūrėk, ir poetas asmenybė, kaip jis galvoja, kokias mastelis jis galvoja. O kaip jūs save tobulinat? Knygos daug ką davė. Pradėjau skaityti ir padirkai vieną knygą, perskaitau kitą, paimu. Tai mane pasakė, pamatė, kad tankiai ateinu į biblioteką, sako, tu neskaityk taip, tu paimk vieną rašytoją. Iki galo jo visą perskaityk, kitą, o to skaitai, paskui per bendramą amžiai susitinku, aš visą galvą aukščiau už juos. Aš žinau, jie nežino, galvoju, kaip jie nežino. Aš žinau, jie nežino. To aš bibliotekai tą viską sužinoju, skaitydamas knygas, o mokytai yra knyga viską. Ir paskui imlumas nuo žmonių. Pabendrauju su vienu žmogumi ir matai, ką jis pasakė, kažką tai protingą. Pasiimi savo. Neužmirš, kito pabendrauji, iš kitą ką. Po truputį iš vieno, iš kitą, čia yra tas universitetas pats. Liaudės universitetas, tai mane klausia, ką tu baigęs? Jau dabar klausia, ką baigęs. Sako, 2 baigiau universitetus, 3 mokausi. O tai įdomu kokios. Sako, senelio universitetas, tėvo universitetas, dabar mano universitetas, mokausi, amžinas studentas iki gyvenimo pabaigos. Viena tema, kita tema, viskas įdomu, viskas reikia ieškoti. Nori teisybės rasti, darai darbą, kad įrodyt, kas yra teisybė, kas yra tikėjimas, kas yra gėris, kas yra blogis. Viską per mano darbus eina, aš rodau, kas yra. O žinokit, menas yra didžiulį poveikį. Čia turėjau Burbiškio dvare parodą. Ten tokia ledaunė buvo, langelio nėra, viršų langelis įdėtas. Ir vitražas įdėt kažką. Jis atrodo kaip koplyčia. Mano darbų daug yra sakralinių, kaip matėt, kitų žmonės ateina persižegnoja. Paskui susimėta galvo, kad čia ne bažnyčia, kažkas ne tas, bet persižegnoja, skaitas poveikį turi kažkokį. Ir čia pas mane, kad atvažiavau gyventi į tą kambarį žaidavo, tai moteris atsiklaupdavo. Ateina atsiklaupia. Aš sakau, o kur jūsų vyrai? Kodėl be vyrų čia ateinat? Sako, guli pijogas, kur nukrytęs, ką? Tempki čia nasi parodą. Tai vat, kad menas turi poveikį, tikrai didelį poveikį. Ir dabar žiūrėkit, kas yra materialinis pasaulis ir dvasinis pasaulis. Materialinis pasaulis. Tu man aš tau, kiek kainuoja, užmoka ir pasima. A dvasinis pasaulis, tu ateini pakalbė su žmogumi, tu nieko negavai, išvis nieko. Pakalbėjai, tau gera kažkaip tai. Praeina diena, vėl gera. Atrodo, kodėl man taip gera, ašgi nieko negavau, apčiopą nieko nėra, bet man vidai gera yra. Įsivaizduoju, aš gavau kažką, tai gavau tokią, kad labai gera. Ir jeigu aš dirbu darbus, jis sako, tai užsiminėjai, balvonas dirba, dar jaunysė, kai dirba, sako, suaugęs vyras darė kažkokias ten visus, suprantat jau, kažkaip, man malonu, dar iš pasakos neišaugo. Jeigu žmogus, jeigu pasakoja nebeįdomu jam, tada jis pradeda senti. Bet pagyvenęs žmogus, dar jam pasakas įdomu, dar jis jaunas yra viduje. Ar jeigu jo pasako nebereikia, tai nieko jam ir nebereikia. Nieko. Tik žiūri, ką pavalgyti, ką parduoti, ką nupirkti, kas pigio, ką išgyventi, kas įsiskyrė, kas susitokė, vėl kažką tokia buitiški viską. O dvasinis pasaulis yra aukščiau už viską. Kiekvienas žmogus yra talentingas, tik reikia rasti tą talentą. Jį atras kartais ir gyvenimas yra per trumpas, kad rasti. Ir kiti miršta, nerasdami savo talentą. Tai yra čia pats blogiausias dalykas. Vienu žodžiu, aš gyvenu tokį asketišką gyvenimą, užsirakinęs. Kiemas pas mane didelis, nieko neįsileidžiu. Jeigu kam reikia, pasiskambinu, atidarau vartus, įleidžiu, paklausiu, ko reikia, pabendrauju. Taip nebendrauju, už tai, kad gyvenimas yra labai trumpas, reikia daug dirbti, kad kažką tai padaryti. Labai trumpas gyvenimas, nors dabar jau greitai bus 80 metų, bet galvoju, dar mažai padariau.
Ar aš esu aš, ar savo paties dubleris? Ar aš esu aš, ar tik dubleris? Savo paties dubleris. Ar tai, kas yra gyvenimas, yra realybė? Ar vizija? Bet juk laimingų žmonių nebūna. Sugalvoji norą? Noriu būti laimingas. Igno Jonyno trumpametražis vaidybinis filmas Šokantis kirminas. Šiandien 22:30 per LRT Kultūrą. Ką su tavim? Tu ką? Dainuosi antrą veiksmą. Labas vakaras. Šiandien laidoje prisiminsime prieš 14 metų Anapilin išėjusi legendinį Panevėžio teatro aktorių ir režisierių Vaclovą Blėdį, vadintą vienu iš Panevėžio teatro stulpų. Tokį jį atsidavusi teatrui, vadinamą gerąją ir šviesiąją teatro dvasia, ištikimą savo mokytojo Juozo Miltinio bendražygį, atsimena kolegos. Nuo pat tada, kai Kaune baigęs keramikos mokyklą, po jos darbo rūmų vaidybos studiją vadovaujama Juozo Miltinio, Vaclovas Blėdis su visa trupe 40-aisiais atvyko į Panevėžį. Vaclovui Blėdžiui teko atsakingas vaidmuo, kuriant Panevėžio teatro legendą. Talentingas aktorius pradėjęs savo aktorinę karjerą būdamas 20, scenoje kūręs tiek charakterinius, komiškus, tiek dramatinius vaidmenis, netrukus buvo paskatintas imtis režisūros. Didelė dalis teatro repertuaro užgulė gabaus aktoriaus pečius. Per savo kūrybinę biografiją teatre kaip režisierius jis išleido 45 premjeras. Sukūrė per 70 vaidmenų, nusifilmavo 15 kino juostų. Nors pats Vaclovas Blėdis kažkada apie save kukliai sakė: nelaikau savęs nei režisieriumi, nei aktoriumi. Mano pašaukimas – teatras, visas teatras. Mano personažai. Tai mane palamdo, mano suvaidinti personažai. Teatre, filmai. Tai mane palamdo, tai mane sukrečia. Kiti personažai vėl pastato ant kojų, vėl duoda vilties, vėl duoda tikėjimo. Ryt diena vėl sustiprina šiandien. Taip ir gyvenu. Kalbėti apie Blėdį, tai reikia kalbėti apie Panevėžio teatrą. Kalbėti apie teatrą, reikia kalbėti apie Blėdį. Nes jie tiek yra vienas susijęs su kitu, kad neįmanoma. Blėdis yra didžioji Panevėžio teatro dalis. Blėdis buvo visko. Be to, kad jis buvo aktorius, be to, kad jis buvo režisierius, jo buvo visur pilna. Jis buvo vienu metu buvo ir vyrežisierius. Jis mūsų globėjas buvo, mūsų jaunimo globėjas, visų aktorių globėjas buvo. Jis atliko labai didelį kultūrinį darbą mieste visam. Jeigu dabar mūsų poliklinikoje, sakykime, ligoniniai yra paveikslų ant sienų, tai čia grynai Blėdžio nuopelnas. Jeigu pas mus mūsų teatre kabo ant sienų dailės darbo ekspozicijos, jos kaitaliojasi, tai čia yra grynai Blėdžio nuopelnas. Jeigu pas mus būdavo pirmadieniniai koncertai, rimtos muzikos koncertai, tai čia yra grynai Blėdžio nuopelnas. Ne tik tai Blėdžio, sakykime, Blėdžio ir Miltinio ir Kačkausi, dar kažkur, bet žodžiu, kad čia Blėdis tai toks reiškinys, kuris tikrai dar yra, sakykime,
drąsiai galiu pasakyti, dar neįvertintas. Jau kokią kultūrinę įtaką miestui palikęs jis, tai jau Litumano, čia žodžiais neįmanoma nusakyti. Jisai buvo mano toks teatrinis mokytojas, etiko, suvokimo, globėjas ir žinoma, man buvo tokia kaip jaunam režisieriui tada suvokiau tą reikšmingumą, kada aš jį pakėjau į Krėvės žentą, į Kalvaitį. Ir tokia iš karto buvo ir profesionali, ir žmogiška draugystė, kažkaip tai būtent nesurežisuota, savaiminė. Oi, geriau būtų mažas miręs kaip kiti, tai aš tokios gailės neturėtų. Žinoma, gaila. Betgi taugės. Taigi dukterį turi, kuri tave ir pavaduoja, ir ne vieną darbą už tave padaro. O man kas? Tur šerk, tur girdik. Tur kulk, tur vėtik, niekas tau nepadės, pabūdavau, gyvenau. Už savo sūnaus pečių, kaip pas Dievą, už krosnės. O dabar visas darbas man vienam paliko. Vienas tokio ūkio kaip mūsų neapžiosi. Berną savo Juozulį pasisamdytai. Berną pasisamdytai, gerą.